Ar šaukia ant kareivių? Šaukimas ant kareivių vėlgi yra toks dalykas. Instruktorius taip šaukiam realiai jų, bet ne dėl to, kad instruktoriui bloga nuotaika ar dar Arba kad jų nekenčia. Arba kad jų nekenčia, ne. Tai tiesiog vienas dalykas pajausti šauktinių, kad jis atėjo ne į vaikų darželį kažkokį, ne į pasaulį, kur viskas gražu ir pūkuoto, atėjo į kariuomenę. Vėlgi, kariuomeniai disciplina yra pakankamai svarbus dalykas. Tai vėlgi, šaukimas vienas iš tų dalykų, kaip sakant, palaikyti tą karių discipliną. Bet tu kaip nesuasmenint galvoju žmogui to šaukimo? Aš atėjau iš pasaulio, kiek 8 milijardai žmonių maždaug Žemėje yra, 8 milijardai nori būti gerbiami. Kaip nesuasmenint, kai man kažkoks kailis ant mane šaukia? Duokit patarimą. Nėra čia kažkoks asmeninis reikalas, kad ant tavęs būtent susisėdo instruktorius ar ant tavęs vienas iššaukia. Ne, čia tiesiog, galbūt jeigu mes šauksim ant vieno, kiti kažkokias padarys išvadas ir tas jų tobulėjimo kelias šiek tiek pagreitės, padarys kažkokias išvadas, nenorės, kad ant jų būtų šaukiama arba rėkiama. Ir tą darbą, kurie daro, arba užduotis, kurias atliks geriau. Bet šaukimas realiai yra technika, teisingai. Tai nėra kažkoks emocijos iššauktas neprofesionalus žingsnis, tai yra technika. Šaukimas vėlgi yra technika. Jeigu tu vadovausiesi kariuomeniai dirbant su šauktiniais emocijom, tai tu nieko gero nepasieksi, tu rezultato jokio nepasieksi. Jeigu tu su žmogum elgsies kaip su, atsiprašant, beždžionė, tai iš jo nieko negausi. Taip, su beždžionė gerai, irgi. Faktas. Bet tas žodis šauktiniai, man toks irgi, įkyrus šauktai, neina jo kažko pakeisti. Visos brigados įsisprendė, jaunieji vilkai, jaunieji husarai, kaip mokomajam pulke. Tai vėlgi, tie patys šauktiniai, privalomosios pradinės karo tarnybos, privalomosios pradinės karo tarnybos kariai. Labadiena visiems, ačiū, kad žiūrite ir klausotės. Kviečiame suklusti visus, kam yra maždaug 17, 19, 20 metų, kadangi šiandien mes dekonstruosime tai, kas galimai jūsų laukia Lietuvos kariuomenė šiais metais arba kitais metais. Kalbame apie 26 metus, kadangi jeigu niekas nesukliudys mums, tai 26 metų sausio pačioj pradžioje mes paleidžiame šitą pokalbį jums pasiklausyti. Ir šiandien mes papasakosime, kaip atrodys labai detaliai tas pirmos kelios dienos, pirmos kelios savaitės jūsų tarnybos Lietuvos kariuomenė, o kad ta tarnyba ištiks, tai yra tikėtina. Ir su mumis šiandien labai džiaugiuosi galėdamas pasveikinti, aš sakyčiau, tai yra Jonušo Radvilos mokomasis pulkas, vis tik tai yra širdis, karinio rengimo širdis naujoko atėjusi į kariuomenę. Tai Lietuvos didžiojo etmono Jonušo Radvilos mokomojo pulko, aš tamsta pamiršau visą jūsų pareigų aprašymą, bet jūs esate mokomojo pulko instruktorius, vykdantis dar ir kopininko pareigas. Jeigu aš neklystu, jūs esate tas veidas, kurį kariai greičiausiai pamatys pirmą savo tarnybos dieną, teisingai? Greičiausiai labai didelė tikimybė, kad tikrai pamatys tą mano veidą, galbūt ne taip dažnai kaip instruktorius, kurie su jais dirba kiekvieną dieną, bet faktas, kad tą veidą pamatys ir sutiks. Štabo seržantas Mindaugas Overlingas, sveiki tamsta. Sveiki. Tai Mindaugai, atsikeliu namie, yra toks rytas bus, ne? Toks rytas bus kažkokio žmogaus gyvenime, kuriam galbūt 19 metų, jis atsikelia namie pirmadienį, atsibunda dar savo namuose, eina miegoti jau kareivinėse. Bus tokia diena, teisingai? Tikrai taip. Ir jūs tokia turėt, ir aš tokia turėjau, visi tokia turėjau. Faktas, visi tokia turėjau. Galit papasakot, mes aišku neatstovaujam karo prievolės, komplektavimo tarnybos ir karo komendantūrų valdybos, kurie labiausiai administruoja turbūt tą dieną atvežimo karių karinius vienetus, bet galit iš bendro išsilavinimo papasakoti, kaip tam jaunam žmogui atrodys ta diena. Nu gerai, atsikeliu aš namuose pas tėvus lovai, kas toliau vyksta. Tai vėlgi vykimas į karo prievolės tarnybą. Ten jau jie savo darbus padaro, aš galbūt labiau pašnekėsiu, kas vyksta pas mus įvažiavus pro mokymo pulko teritorijos. Tada uždarom tą buitetą. Žodžiu, važiuos visi į karo prievolės teritorinius vienetus, ten lauks visi autobuso su tašėmis, atsisveikins su tėvais, atrodys, kad išvyksta į kažkokią pasaulio pabaigą. Teisingai? Taip, nors visiems kitiems tai yra buitis, eilinė buitis. Taip, paprasta buitis. Čia atvažiuoja mūsų mokymo į pulką, važiuoja pro mokymo pulko vartus ir juos ten pasitinka mokymo pulko instruktoriai. Nu va, autobusai važiuos nuo Vilniaus, sakysim, pavyzdžiui, 100 km nuo Kauno mažiau biški, įvažiuoja Ruklą. Taip. Pirmas miestas, pirmas miestelis ir pirmas dalinys, kai atvažiuoja, tai yra į Ruklą, į mokomą į pulką ir jau ten tada pravažiavus mokomo pulko praleidžiamojo punkto vartus jau prasideda jų 9 mėnesius truksiantis kario kelias. Taip. Nu gerai, tai pravažiuotas autobusas pro praleidžiamąjį punktą. Papasakokit tiesiog filmam, galit mums dabar nupiešti. Gerai, tai aš galbūt labiau apie pirmą dieną dabar pasišnekam. Apie tai ir kalbam. Apie pačią pirmą dieną, tai pirmas dalykas, kas juos pasitinka, kaip praskėjo mokymo pulko instruktoriai, pasižiūri, kas atvyko, kur atvyko, pasitikrinam sąrašus ir ką mes padarom toliau, tai yra perdodam jos karo policijai.
patikrą juos, ne? Tai vėlgi karo policija ką padaro, patikrina ar neatsivežė narkotikų, alkoholio, kažkokių neleistinų dalykų, kas nėra suderinama su kario tarnyba ir kario keliu. Nunčiakus galima pasimti? Ne, nunčiakų negalima, vis tik yra tam tikros tvarkos, tam tikros taisyklės, tam tikros normos, vėlgi, kam kariuomenė nunčiakai, jeigu tu gauni gieškę. Atsiprašau, teisingai. Tai va. Tai toks paprastas dalykas, vėlgi, patikrinus karo policiją, patikrina blumą ir sekantis dalykas, vykimas pas gydytojus, ne, mediciniai patikrai. Bent jau tai pirminiai, nes vėlgi tas administravimas užtrunka ne vieną dieną, priklausomai nuo šauktinių skaičių, vėlgi, jeigu yra mažesnis, tas administravimas vyksta šiek tiek greičiau, jeigu mes gaunam ten 300-400 šauktinių, vėlgi tie dalykai užtrunka ne vieną dieną, bet vėlgi per pirmą dieną, ką mes stengiamės jais padaryti, tai patikrinti karo policininkam, leisti juos patikrinti, aprengti ir medicininę patikrą tą pirminę praeiti. Vat pirmos dienos toks planelis, kuris trunka nuo tada, kada atvažiuoja mokomai pulką iki tol, kol baigėsi. Tai jeigu sustojama autobusas mokomajam pulke, atsidaro duris. Kas tai vyks? Ar mes susilipam lauk, ar įkiša galvą kažkas ir šaukia, kad mes susiliptumėm lauk? Kaip tas? Ne, pirmiausia, susirikiuojam lauke. Susirikiuojam lauke, paaiškinam šiek tiek tvarką, kaip atrodo. Apsirengia dar civiliškai? Jo, jie dar apsirengia civiliai, kas kur kaip atrodo, kas su savo krepšiais, tašmi ir panašiais dalykais. Paaiškinam jau šiokią tokią tvarką, jau prasideda toks visas kariškas dalykas kaip rikiuotės, 2 eilė, 3 eilė, vorą po 1, po 2, po 3. Iš karto aiškinimas dar apsirengus su Chicago Bulls striuke. Po truputį veidinėjom, kas jau laukia sekančius 9 mėnesius, kad jiem tai būtų tas laikas suprasti, priprasti šiek tiek praeitų greičiau ir produktyviau. Vėlgi turim laiko ir stengiamės kiek įmanoma geriau išnaudoti. Tai vėlgi srikiuojam, pastikrinam sąrašus, atlydėjęs jos karo prievolės atstovas eina pas mus į štabą, į personalo skyrių. O mes jau, kaip ir sakiau, vedam juos pirmiausia pas karo policininkus ir jau jie tada darbo padaro, ko mes tiesiog palaukiam. Ten dažnai tokių fotkių dar pasitaiko, karo policija irgi keliasi, kur į alkotesterį pučia teisingai, su K9 šuo pravosto tašes, ne? Tai jo, čia toks kaip ir įspėjimas gali būti irgi, nereikia visų šitų dalykų gabentis į kariuomenę, nereikia, mes ne apie tai. Nereikia važiuoti į kariuomenę, dabar ne 92, 3 ar kurie metai, kai važiavusi į kariuomenę, ten, jeigu aš važiuoju į kariuomenę, aš turiu būtinai išgerti ir ten kitaip atvesti. Dar autobusą pagerti. Vis tik mane pašaukė į kariuomenę, ne, dabar žmonės keičiasi, laikai keičiasi ir tų neblaivių asmenų, kurie atvažiuoja atlikti tarnybą privalomą pradinę karo, tai jų nepasitaiko realiai. Ten vienetiniai atvejai būna ir tai čia labai retai. Okay. O kaip su maistu, kada pirmą kartą valgyduosit? Pirmą kartą pietus, kaip ir priklauso. Pietus, ne? Pietus, taip, viskas nėra taip, kad jie pirmą dieną badauja, ne, yra užsakytas maitinimas, vėlgi tas maitinimas gali būti arba sausas davinys, jeigu karių kiekis didesnis, arba pietus karštas maistas. Sausas davinys, tada čia ne tik maitinimas, bet ir edukacija, teisingai tada jau? Taip, vėlgi gaunu sausą davinį, vėlgi paaiškinam, kaip jo naudotis, kur ką daryti, ką su ko valgyti, nes vėlgi vėl palengvinam savo darbą ateityje, kadangi vėlgi bus jiems paprasčiau išėjusi lauko taktikos pratybas, kuomet jie valgys sausą davinį ar kažkur pasilikus kareivinės dar kažkur. Gerai, tai pirma diena, tai dar sugrįšim, reiškia, įvažiavo autobusas, taip, tada mes išsirikiuojam visus lauke ir padarom patikrą, tai reiškia, sutikinam pagal sąrašą pavardės, ne, patikrina karo policija, ar nėra kažkokių teisės pažeidimų atvykusių, reiškia, kartu su kariais. Tada mes einam medicinį patikrinimą ir aprangą. Medicinis patikrinimas apranga arba apranga ir medicinis patikrinimas, vėlgi viskas priklauso nuo užimtumo. Jeigu sandėliai neužsiėmė, einam į sandėlius, medikai galbūt eina kiti pas medikus. Mes nedarom taip, kad visas pūlas, ne 90 žmonių eitų iš karto pas medikus. Ne, mes skiriam juos į 2 grupės, vieni eina rengtis, kiti eina medicinį patikrinimą, kad tas procesas vyktų sklandžiai ir nebūtų to betikslio laukimo realiai, stovėjimo kažkur. Ir kad, sakant, viskas įvyktų, tas procesas kiek įmanoma greičiau ir sklandžiau. Ką man duos sandėliai? Viską, nuo kojinių iki šalmo. Nuo kojinių iki šalmo? Viską realiai duoda. Viską. Nu tai gerai, triusiukus. Be problemų gausite. Aha. Gerai, kojinės duoda, sakot, maikės. Duoda, maikės, uniformos, batai, 2 poros, kuprinė. O ekipuotė, sakysim, kaip šarvinė liemenė, kaip šalmas, kaip ten pirštinės, taktinės, akiniai. Ne, viską gauna pirmą dieną, bet faktas, kad jos gauna. Tai pirmą dieną svarbiausias yra aprengti. Tai yra uniforma, batai, kojinės, marškinėliai, apatiniai ir panašų dalykai, kas jiem yra reikalinga būtent tam, kad jie apsirengtų ir iš civilio taptų būtent jau karių su uniforma, su kepure ant galvos, su kariškais batais
ir atrodytų jau kaip Lietuvos kariuomenės karys. Gerai, o kada ir kur, kaip jis gauna savo kambarį ir darbo vietą su kompiuteriu? Darbo vietą su kompiuteriu. Aš nežinau, ar šauktiniai gauna šitą dalyką. Faktas greičiausiai, kad jie negauna, bet kambarį, kad jie tikrai gauna. Tai vėlgi tas kambarys priklauso nuo to, kur mes vykdom bazinį karinį rengimą. Ar mes vykdom dalinio teritorijoje, Rukloj kažkur, ar Kazlų Rūdoj. Tai vėlgi tas kambarys jau dažniausiai pas kareiviai atsiranda vakare. O kaip dažniau, reiškia, būna? Ar dabar Kazlų Rūdoj vyksta tas bazinis kursas, ar mokomajam pulke ir Gaižiūnų poligone vaikštom? Tai dabar, jeigu konkrečiai mūsų kopą, mes dabar vykdom būtent ir kopų batalionas vykdo bazinį karinį rengimą, tai Kazlų Rūdos poligone stovyklo Jonas. Tai va ten jie važiuoja vakare ir jau vakare. Jau vakare važiuoja Kazlų Rūdą, pirmos dienos. Taip, jie pirmą dieną vakare turi savo nuostabų dvivietį kambarį Kazlų Rūdos poligone, susiranda savo porininką, arba tas porininkas būna jam paskirtas ir dviese savo kambarį gyvena. Bet čia geras. O jeigu, pavyzdžiui, mes 2 draugeliai važiuojame, ne į tarnybą, yra šansas, kad apsigyvensim tam pačiam konteineriui, jeigu paprašysim? Yra šansas, bet dažniausiai mes vėlgi skirstom pagal sąrašą, neskirstom draugas, nedraugas, nes vėlgi su draugu taip tau yra lengviau įsilieti tą visą tarnybą, bet vėlgi ne faktas, kad tu visą laiką su draugu visus 9 mėnesius prabūsi. Vėlgi reikia mokėti pritapti prie komandos, mokėti bendrauti su kitais žmonėm, vėlgi, nes kariuomenė nėra toks dalykas, kur mes viską galim padaryti vienas. Viską mažiausiai darom 2 žmonės. Tai vėlgi, galbūt bus sunkiau tau pritapti, bet vėlgi pagerins tavo visokius įgūdžius bendravimo, komunikacijos, darbo komandų ir panašius. O po kiek kambariuose gyvena pulke? Vat mokomajam pulke, jeigu Rukloje vyksta bazinis kursas, nevažiuoja Kazlų Rūdą, kiek ten kambarių? 10 žmonių. Intraverto siaubas. Intraverto siaubas tai yra taip. Nu, bet turbūt visi tą esam pragyvenę kažkiek, tai jums buvo baisu, kai atėjote į bazinį kursą ir gyveno 10? Mes gyvenom šiek tiek didesnis kiekis negu 10 vienoje patalpoje, o ten nepasakysiu 60-50, mes turėjom vieną didelę patalpą. Salėje tiesiog. Vieną didelę patalpą, ten to privatumo dabar tada tikrai tokio nebuvo, koks yra dabar, tai vėlgi ta kariuomenė keičiasi, jinai tobulėja į gerąją pusę ir tas kaip sakot, intraverto siaubas po truputį mažėja. Jeigu mes turėjom pradžiai 50-60 žmonių, man pradėjus tarnybą prieš 15 metų, tai vėlgi tas skaičius dabar jau mažėja 10. Vis tiek. Į 10 žmonių kolektyvą ar kambarį tikrai įsilieti yra lengviau negu ten, kur yra 50 ar daugiau žmonių. Gerai, tai žodžiu, nemažiau kambarį bus nedaugiau kaip 10 greičiausiai žmonių, nemažiau kaip 2. Yra kokių nors problemų, pavyzdžiui, kur kyla pačią pirmą dieną su kareiviais, nes kažką daro ne taip, kažką reikia jiems žinoti, galbūt kažkokią žinutę išmokti, kažkas iš patirties. Būna tokių kažkokių? Kad tų problemų atsiranda, nes vėlgi jie atvažiuoja į kariuomenę. Kariuomenė yra toks dalykas, kur atsiranda didelis žmonių kiekis, tarkim, 80-90 naujų žmonių, kurie vienas kito nepažįsta, tai tų problemų atsiranda. Dingsta batai, pameta kažką ar panašus dalykai, tai faktas, kad mes jų neišvengsim. Nes didelė masė žmonių, daug ekipuotės, kažkas pametė, kažkas susipainio, kažkas ne ten pasidėjo, kažkas ne tą paėmė, tai faktas, kad tų problemų atsiranda. Bet jos tokios, aš kaip suprantu, jos gyvenimo baisiai nekeičiančios, teisingai, nėra neįsprendžiamų kažkokių dalykų, nežinau, ten dingo batai, tai kas bus į kalėjimą pasodins? Visos problemos yra įsprendžiamos, viskas. Bet vėlgi, mes stengiamės tas problemas užkardyti, vėlgi, gauna uniformą, sakom, susižymėkit savo daiktus, kad vėlgi, padėjot batus į džiovyklą, atėjot kitą rytą, radot savo batus, pasikabinot uniformą arba striukę valgykloje, atėjot į valgyklą, pamatėt inicialus, pasiėmėt savo striukę. Tai vėlgi, tos problemos yra, atsiranda, bet vėlgi mes stengiamės tą padaryti sprendimą ir jas užkardyti kiek įmanoma. Tai čia realiai turbūt patarimas pirmom 2-3 dienom yra nežiopsok tiesiog, nežiopsok, nes dažniausiai problema bus, kad kažką pamesi. Taip, faktas, tas nežiopsojimas vėlgi, sakau, kad visi jie yra skirtingi, vieni greitesni, vieni lėtesni, bet vėlgi per tas pirmas kelias dienas reikia padaryti pakankamai daug darbo. Jeigu tu žioplinėsi, galvosi kažką, stebėsi ten kosmosą ar orą, tai tų problemų atsiras. Bet jeigu vėlgi judėsi su mase, darysi tai, ką sako instruktoriai, tų problemų sumažinsi tikimybę iki minimumo arba šis jų nebus pas tave. Okay. Turiu klausimą, kurį gal buvau pasilikęs pabaigai, bet galvoju, reikia turbūt anksčiau šauti. Žinot, man vis tiek atrodo, kad ir kiek pabendrauju su jaunesniais žmonėmis, pagrindinis dažniausiai visų susirūpinimo objektas kiekvieno žmogaus vis tik tai yra ne uniformos, ne batai, bet kiti žmonės. Ne? Ir kariuomenė, kaip jūs ir pats sakėt, pas mus vienas yra taip. Taip, 2. Vienas yra reiškia, 2 žmonės. Reiškia, tai neišvengiamai mes esame apie bendravimą, apie tarpusavio santykius ir panašiai. Ir ką man,
Ar prasideda tos trintys, kaip jų išvengti, ką daryti, jeigu aš protingas, o visi kiti aplink durniai? Kaip jūs į tai žiūrit ir matote? Ir kokių gal patarimų galim duoti šitą? Faktas, kad tų trinčių atsiranda, nes vėlgi, kaip pasakau, visi žmonės yra skirtingi. Mes surinkom 80 skirtingų žmonių į vieną vietą. Vienas yra ekstravertas, kitas yra intravertas, vienas yra greitesnis, kitas lėtesnis. Tų trinčių neišvengs, bet vėlgi, reikia suprasti, ko į kariuomenę atėjai. Reikia vadovautis tą taisyklę, kad jeigu kariuomenė duoda kažką, man reikia kiek įmanoma iš jos daugiau pasimti. Vėlgi tie patarimai, kuriuos mes duodam šauktinius, ko juos mokom, nėra iš piršto laužti. Viskas yra tam, kad formuotume kolektyvą, formuotume asmenybę, formuotume komandą ir pasiektume tą bendrą kažkokį tikslą. Ne? Ar tai po 9 mėnesių pavyzdys ten būrio kažkoks rengimas, skyriaus rengimas, ir kuomet mes turime mokomą pulką, kad kiekvienas karys tos gautų bazinius individualius įgūdžius. Tai žodžiu, nėra kažkokio specialaus elgesio modelio, kurį reikia savo pritaikyti, kad kariuomeniai būtum pripažintas, nežinau, normalus. Visi mato, kad tu čia normalus. Kas yra normalus? Vienas normalus galbūt yra lėtesnis, kitas normalus yra greitesnis. Vienas yra šiek tiek ten, kaip sakant, pacanas arba bernas atvažiavęs kažkur iš Kauno mikrorajono, arba mandras. Kitas nėra toks mandras. Nėra tokių dalykų, kad gali savo pritaikyti tiesiog, kaip sakant, prisitaikyti prie to kolektyvo. Nes, sakau, apsigyvensi su žmogum, kuris yra lėtesnis, tai arba jis mokosi iš tavęs ir tą dalyką greičiau išmoksti, arba tu kažko išmoksti iš jo. Nes vėlgi mes, kuomet gyvenam dviese vienam kambarį, porojomis vienas iš kitų, tikrai faktas, kad galim kažko išmokti. Dar, aišku, dar vieną prisimenu tokį, kad turbūt, nežinau, pritarsite, ne, man susidarė įspūdis, kiek gyvenime mačiau kolektyvų, ir pačiam, kai teko stoti tarp krūvos nepažįstamų žmonių, toli gražu ne pirmą dieną paaiškėja, kas yra kas teisingai. Būna žmonių, kurie labai demonstratyvūs tokie reiškia. Demonstratyviai kažką daro, demonstratyviai komunikuoja, nes nori galbūt kažkokį gauti statusą, dar kažkas tokio, tai turbūt visose kolektyvuose yra. Ne pirmą dieną paaiškėja. Tikrai ne per pirmas savaitę, gal nesakyčiau, 1,5 savaitės, tas toks kolektyvo apsišlifavimas gaunasi. Kiekvienas apsiuosto pasižiūri, kas kur su kuo sutarė, kas su kuo valgoma, kas kur kaip daroma. Tai tas toks kolektyvo šlifavimas periodas, pirmą savaitę tai tikrai vyksta galbūt net ir ilgiau. Dažniausiai, aišku, kas yra kas, paaiškėja, kaip vyksta pirmas apšaudymas. Ne? To per tarnybos laiką tikėkimės neprireiks. Labai tikiuosi, kad to nebus. Ir galėsim... Jeigu prireiks, paaiškės. Per pratybos turbūt irgi paaiškėja teisingai. Taip, atsiranda visą laiką tas kažkoks vienas neformalus lyderis, vienas žmogus, kuris lėtesnis, kitas žmogus, kuris greitesnis. Visą laiką atsiranda to. Pirmas išėjimas į mišką, tada pasižiūrim, kas yra kas. Net realiai iki miško iš tikrųjų jau įsisprendė, nes irgi dabartinius šauktinius paėmus, dabar mes vėlgi turim bazinį kario kursą, kur ruošiam Kęstučio bataliono karius. Tai jau jiem prasidėjo 3 savaitė, jau pasimato, kas yra kas būtent tarptų šauktinių tarpą, kas ten neformalus lyderis, kas greitesnis, kas lėtesnis, kas greičiau supranta, įsisavina medžiagą, kam ilgiau užtrunka šitą dalyką padaryti. O yra kažkokios, nežinau, kažkoks faktorius varžytuvių tarpusavę turi būti ar ne? Ar mes varžomės tarpusavę atėję tarnyboje, ar man reikia žiūrėti, kaip kiti mokosi versus kaip aš mokausi? Vėlgi, tas varžytuvų faktorius, galime mes jį padaryti, ne problema, bet vėlgi tai nėra blogai. Tai skatina žmogų tobulėti, nes vėlgi niekas juk nenori kažkokiose varžybose dalyvaujant pralaimėti. Tai vėlgi tas faktorius atsiranda ir po truputį tikrai mes galime jį padaryti tą varžybų principų arba kažkaip panašiai, kad vėlgi varžytųsi žmonės ir skatintų tą jų tobulėjimą. Gerai, mes dabar nušokom nuo pirmos dienos, sakiau, labai tolimos filosofijos. Galim truputį, žiūrėkit, kada, dar kitas atvejis, žmogus labai nori į kariuomenę, ne? Labai noriu, visą gyvenimą norėjau. Kada aš gausiu tą šautuvą? Pagalais, kada? Kiek valandų po mano atvažiavimo dalinį? Ginklas dažniausiai pas karį atranda 2 savaitę po atvažiavimo. Nes vėlgi ta pirma savaitė daug administracinių reikalų, daug medicininių patikrinimų, skiepijimas, pas dantis nuėjimas, fotografavimas pažymėjimam, instruktažai, socialinio darbo vadybininkai, vėlgi įvedimas į situaciją, lovų klojimas, žygiavimas ir panašiai, bet jau 2 savaitę galiu garantuoti, kad tas naujai atėjęs karys, kuris labai nori šautuvą įgauna. Aha, ir visi gauna G36, ar kas nors gauna kokį seną K4? Ne, pas mus mokomam pulke viskas G36. Gerai. Tada kitas klausimas, iškart follow-up ir uždarysim tą temą. Kada pirmieji koviniai šūviai? O pirmieji koviniai šaudymai prasideda vėlgi priklausomai nuo loginio seklumo lentelės 5-6 savaitę, nes vėlgi
prieš pirmus kovinius šaudymus tu turi išmokti naudotis ginklu jį valdyti, išlaikyti ginklo valdymo testą ir jau kai visus šitus dalykus praeini, tada prasideda turbūt linksmiausia šauktinio dalis, tai yra kovinio šaudymai. Taip. 2 šūviai per metus? Tikrai ne. Šūvių skaičiaus tikslaus nepasakysiu, bet šimtais. Ne dešimtim, ne vienetais, bet šimtais. 100 šūvių. Gerai, žodžiu, papleškinsi tarnybą. Papleškint taip, jeigu karys motyvuotas, kaip sakant, mokosi ir tobulėja, tai jam papleškint labai didelės galimybės, išmest kovinę granatą yra galimybė šauti iš granatsvaidžio T4 ir galimybė, tai ne tik tais papleškinti iš G36, bet ir šiek tiek smagesniais reikalais. Granatą, o visi mes granatą. Išlaikom GVT, jeigu šautikinis išlaiko GVT, meta granatą. GVT, va čia tas kariuomenės akronimai. Kas yra GVT? Ginklo valdymo testas. Jau. Taip, išsilaiko granatos ginklo valdymo testą. Taip. Ir kiekvienas karys nepriklausomai nuo jo specialybės karinės, jis išmes granatą. Išmes granatą, taip, nes mes vėlgi ruošiam bazinį kario paketą, tai vėlgi tas karys turi mokėti mesti granatą, nesvarbu, kas jis bus virėjas, šarvuočio vadas, vairuotojas, taiklus šaulys ar dar kažkas, vėlgi pas mus baziniam kario kursą meta tą granatą. Gerai, būsit metę granatą, puikus įrašas į CV. Aš manau, kad dar vienas klausimas kirba. Mes niekaip neatsikratom to stereotipo, aišku, jis nėra blogas, bet sportas, ne? Tai klausimas skambėtų taip, kada pirmą kartą, aš dabar jau būsimojo kario akimis klausiu, kada pirmą kartą visi kiti instruktoriai aplinkui supras, kad aš nepadarau nei vieno atsispaudimo, arba nepadarau 5? Po 5 dienų. Po 5 dienų šitą pastebėsi, ne? Vėlgi atėjus šauktiniam į tarnybą, praėjus 5 dienom po jo atvykimo dalinį, vyksta pirmas karių fizinio parengtumo testas ir mes įvertinam jų fizinės galimybės, tai yra atsispaudimus, atsilinkimus ir 3 km bėgimas. 3 km. Jeigu vos aplink mokyklos stadioną apibėgu? Tada bus sunku. Bet vėlgi, sunku pirmą dieną po bazinio kario kurso, po 9 mėnesių 99,9%, kad tau bus žymiai lengviau negu tą pačią pirmą dieną, kuomet tu atėjai į kariuomenę. Nes vėlgi didelis dėmesys yra skiriamas kario fiziniui parengimui. Tai aš galvoju, galim konstatuoti, kad mes, iš principo mes neprašom ateiti į kariuomenę ir būti tenais fiziškai pasirengusiems. Aišku, tai yra labai nuostabu, jeigu jie tokie ateis, bet čia tas dalykas, kurį mes pataisom teisingai, tai nėra nepataisomas dalykas. Ne. Sveikintina, jeigu karys ateis šauktinis į kariuomenę fiziškai pasirengęs, bet vėlgi, jeigu jis atėjo fiziškai nepasirengęs, šitas dalykas yra pataisomas iki tikrai neblogų rezultatų. Gerai, galite maždaug, mes turbūt kartu galim pabandyti pasakyti minimumą, kad išlaikytų KFPT minimumą. Dabar į maksimum nesiorientuojame 300 taškų. Minimumas, sakysim, tam amžiui, 19-25, sakysim, ne? Tai atsispaudimų, kad 60 taškų surinktum, kiek reikia? Apie 40 atsispaudimų ant delnų, rankos plačiau reiškia biški ir alkūnė turi susilenkti daugiau negu 9 laipsnių. 90 laipsnių kampas, taip. Taip. Lėmens lenkimo pratimas kiek maždaug? 50 kažkas plius minus. Ir per kiek nubėgti 3 km? Berods 13-14 minučių kažkas tokio, apie 13, jeigu neklystu. Man atrodo, gal daugiau biškai. Gal net ir 14. Nes 13 tai dar pusė bėdos visai bėgimas. 14 kažkas grubiai minučių. Ja. Žodžiu, padaromas toksai, net po vidurinės mokyklos turbūt įmanoma. Jeigu viduriniai mokykloje kūno kultūra neiškeitė įveipinimą, tai? Neiškeitė įveipinimą arba nebūdavo paskutinė pamoka, kurioje nedalyvaudavo, tai reidavo savo laimingai namo, tada padaromas dalykas. Bet už sporto, sakysim taip, už sportinės formos nebuvimą nieks čia neužmuš. Tikrai ne. Sakau, sportinė forma yra toks dalykas, kuri yra pasiekiama su laiku. Tam yra 9 mėnesiai ją pasiekti, tai sakau, mes ją be problemų galim pagerinti. Gerai. Tai gerai, viskas kol kas čia skamba labai gerai. A kokie minusai tada? Su kuo reikės atsisveikinti? Pirmas tas kelias dienas, savaitės arba galbūt, mes dabar kalbam iš vis apie laikotarpį iki priesaikos, teisingai, kodėl iki jos vėliau pakalbėsim, bet kokie minusai? Kokios pagrindinės problemos, apribojimai ir visa kita, kas bus nebegalima? Negali keltis, kada panorės, jeigu buvai namie pripratęs miegoti iki 10 ryto, jau to daryti dėja negalėsi, kadangi viskas yra pagal griežtą dienotvarkę, yra kelimasis, mankšta. Kelinta kelimasis? Kelimasis be 15:06, 5:45, bent jau dabar. Taip yra, arba 6 valandą, vėlgi viskas priklauso nuo to, bet sakau, arba 5:45 arba 6 ryto yra kelimas. Tai jeigu jau mėgdavai keltis 10, sorry, bet jau to daryti negalėsi. Vėlgi, buvai pripratęs valgyti, kada nori, yra dienotvarkė, pietus, pusryčiai,
pusryčiai, pietus, vakarienė, vėlgi viskas pagal dienotvarkę, nes vėlgi daug užduočių, kurias reikia padaryti, jeigu visi darys viską taip, kaip nori ir kada nori, mes nepasieksim to tikslo, tai yra neišmokysim kario, nes teiksim jam individualių įgūdžių. Tai va, miegas, maistas, kada nori, atsisveikint su to tikrai reikės, vėlgi niekas nepagos iš artimųjų, neuždės rankos, ane, mama ar tėtis šalia. Aišku, jei susiskambint niekas nedraudžia, jam paskambint yra laisvas laikas skirtas ir tą galėsi padaryti. Vėlgi to palaikymo rankos ant nugaros uždėjimo tikrai negausi. Tai vat pagrindiniai turbūt minusai, kurie ateinant į kariuomenę, su kuo reikės atsisveikinti. Vėlgi nebuvai pripratęs žaisti prie kompiuterio visą dieną. Telefoną, aš manau dabar. O telefoną galima tarti atskirai. Jo, telefonas vėlgi yra tam. Ten jau nebe telefonas, ten yra išmanusis įrenginys. Ten jau dalis žmogaus gyvenimo. Tai vėlgi yra tam duotas laisvas laikas, ne mažiau 2 valandų per dieną. Ir tuo laisvu laiku, jeigu nėra kažkokių užduočių, kurias reikia nedelsiant padaryti, tai jie galės ir naudotis telefonais, paskambinti artimaisiais, bet vėlgi prasideda užsiėmimai, atsikėlėm, mankštinamės, ne, jau telefoną nepasinaudosi. Valgom, prosimės, faktas, kad tuo telefonu nepasinaudosi. Pavalgy pusryčius, prasideda užsiėmimai, kurie trunka iki 17 arba 18 valandos. Vėlgi tuo telefonu nepasinaudosi, kadangi tau reikia mokytis karybos žinių. Vėlgi, 4 valandų per dieną, aš manau, labai geras laikas pasinaudoti telefonu. Telefonu, kadangi vėlgi reikia susisiekti su artimaisiais, reikia sužinoti kažkokias naujienas. Nebus taip, kad 24/7 tu prie telefono, ne, dėja. O dar apribojimų galvoju, ką galima aptarti, tai žinot tą naują bendravimo būdą, kuris tave ištinka, kai patenki į kariuomenę, kadangi pas mus yra karinių laipsnių sistema, teisingai, pareigų sistema ir taip toliau, ir taip toliau, ir taip toliau. Pas mus yra tas, ta piramidės principas, taip, jisai yra teisingai. Gali truputį papasakoti, kaip reikės bendrauti su kitais žmonėms, su instruktoriais ir panašiai? Vėlgi tas bendravimas gal nelabai reikėtų tas pirmas dienas lyst, nes viskas ateina su laiku. Mes vėlgi stengiamės karį išmokyti, jo nebausti, nerėkti. Bet ne nuo pirmos nors reikalauti, bet mokyti pabiškai. Taip, mes po truputį mokom ir tas visas supratimas ateina įgoj. Nėra taip, kad jeigu man iškilo kažkokia problema, aš bėgu pas kuopos vadą ar bataliono vadą ir aiškinu jam, kad man kažkas neveikia, sugedo, ar man kažką reikia padaryti. Ne, yra skyriaus vadas, kuris yra atsakingas už to skyriaus rengimą. Jeigu skyriaus vadas neįsprendžia problemų, yra būrio vadas, tada jeigu jis neįsprendžia problemų, mes vėlgi galime eiti pas kopininką, pas kopos vadą, ir jie tas problemas kelia aukščiau, kol tos problemos anksčiau ir vėliau įsisprendžia. Bet čia subordinacija. Taip. Subordinacija yra turbūt nuostabus gyvenimo įgūdis, kuris visur pravers. Aš taip gal bent jau man, kaip ir po vidurinės mokyklos matematinė proporcija, taip ir subordinacija po kariuomenės, tu supranti, kad kreiptis pirmučiausia reikia į artimiausią žmogų, kuris gali spręsti tavo problemą. Čia visiškai teisybė. Taip. Kiekvienas skyrius turi skyriaus vadą, tas skyrius vadas jam visą bazinį kario kursą būna artimiausias žmogus, kuris su jais bendrauja, su jais dirba, tikrina jų kambarius, švarą, tvarką, drausmę jų palaiko, tai būtent skyriaus vadas, arba jeigu turi kažkokį kolegą, su kuriuo gerai sutarė, gali su jais pasibendrauti, bet vėlgi, dažniausiai viskas tiek nusileidžia pas skyriaus vadą. Neskambinė admirolui Premeneckui klausti, kodėl tau per pusryčius neužteko šokoladinių sausų pusryčių. Tikrai ne. Skyriaus vadas, budėtojas, kuris irgi tos reikalus gali įspręsti. Gerai. Jūs truputį paminėjote apie maistą ir mes pakalbėjom dar apie maistą, galim truputį pakalbėti apie maistą ir irgi su tuo susijusios apribojimas, nes vis tiek apribojimai mus domina, suprantat, visi domėsi tiksliau, kaip jų gyvenimas pasikeis į neigiamą pusę. Kas teigiamą, kariuomenė daugmaž visi girdėjo, jo labai gerai, išmoksiu ginti tėvynę, bet apribojimai, maistas ir taip toliau. Žiūrėkit, dabar standartiškai žmonės, vaikai ir ne vaikai, 18 jau ne vaikas, jis suaugęs, valgo, man toks jausmas, jie valgo bilę ką iš principo. Užkandžiauja, kada nori, kaip nori ir panašiai. Mes patys greičiausiai taip darom, nes ką darysi, gyvenimas toksai. Kariuomenė, jūs sakot, jau bet kada šito negalės daryti teisingai. Taip. Tai kaip ten su to maistu yra? Ką galima, ko negalima? Galima turėti savo maisto, yra šaldytuvas, kur aš galiu laikyti savo nutelą ir taip toliau, ar nežinau, iš kur gauti junk foodo ir panašiai. Vėlgi nėra ten kažkokių sąlygų, kad kiekvienam šauktiniui mes galėtume pastatyti po šaldytuvą ir galėtų laikyti savo, kaip sakot, junk foodą. Ne, vėlgi yra pietus, pusryčiai, vakarienė, ne pagal grafiką, vėlgi kalorijų skaičius yra apskaičiuotas tam, kad jie turėtų energijos visai dienai. Tai, kaip sakau, su to maistu junk foodų dėja teks atsisveikinti, bet vėlgi yra kavos aparatai, tie vadinami, kur meti monetas, ne, Kazlų Rūdoj yra kioskelis, jeigu neklystu, stovi, kuris pardavinėja irgi tą junk foodą.
Tai vėlgi, sudarom sąlygas ir galimybės ten nueiti, jeigu žmogui to maisto trūksta. Nu, vėlgi, nereikia tėvam dėl jų maitinimo rūpintis, nes vėlgi jie tą visą maitinimą gauna. Tas maitinimas, aš nemanau, kad nėra blogesnis negu pas mamą namie. Nu, bent jau tvarkingiau negu kariuomenė, niekada gyvenime turbūt daugiau taip nevalgys. Pusryčius, pietus, vakarienę, nustatytų laiku, subalansuotų meniu. Ko gero, kad gyvenime daugiau taip nebus. Greičiausiai ne. Jo, tas sveikiausias periodas yra šitie 9 mėnesiai, po to jau kaip bus taip. Gerai, tai yra iš kur sneakersą gauti? Yra. Nuo pirmos automatai, dienos? jo. Automatai. Nuo pirmos dienos yra tie automatai, kur gali gauti sneakersą, bet vėlgi, tu turi pasverti, ar tau reikia, ar ne. Nes vėlgi, kai yra maitinimas, yra dienotvarkė, jeigu tu valgysi, kada norėsi, tai tas visas dalykas, maitinimas pagal grafikas praranda kažkokią prasme. Gerai, o jeigu, pavyzdžiui, žinot, kas yra, aš nemėgstu. Nemėgstu. Bačiau maistą kažkokį, kur aš nemėgstu. Tai kas man bus, jeigu aš nevalgysiu? Vėlgi, jeigu tu esi, pavyzdžiui, vegetaras, tai vėlgi praneši šitą dalyką, atsiranda vegetariškas meniu, jeigu mėsos nevalgai, jeigu dar kažkokiu dalyku. O jeigu šiaip neskanu? Kepenų nebėra, man atrodo, meniu. Kepenėlė, ačiū Dievui, jau kariuomenė nebėra. Jo, bet gerai, yra kažkas kito. Nu tai kas, nevalgai? Yra pakankamai tikrai didelis maisto pasirinkimas, kurį ras kiekvienas žmogus pagal savo skonio racioną, receptorius ir panašius dalykus. Nėra taip, kad visi šiandien valgom košę ir visi valgo košę. Ne, yra pasirinkimas, yra salotos, yra žuvis, yra mėsa, vištiena, kiauliena. Tai vėlgi, jeigu tau nepatinka žuvis, imi vištieną, nepatinka vištiena, imi žuvis. Yra to pasirinkimo. Nėra, aišku, toks kaip ten Michelin restorane labai didelis, bet vėlgi, pasirinkimas tikrai yra. Nu gerai. Maistą daugmaž prasiaiškinom, apribojimai, taip, daugiau mažiau. Bet viskas, ką mes čia kalbėjom, yra administracija iš principo, teisingai. Pagrindas, dėl ko žmonės ateina į kariuomenę, vis tik yra mokslas tam tikras, teisingai, karinis rengimas. Galima apie tai papasakoti, ką reikės mokytis, kokie yra namų darbai, kas jeigu aš jų nepadarysiu ir kaip rašomi pažymiai. Realiai namų darbų jokių nėra, nes greičiausiai tie šauktiniai, kurie ateis į kariuomenę, jie su karyba menkai kažką turėjo. Galbūt kažkas Šaulių sąjungoje yra tarnavęs, galbūt kažkas prieš tai Krašto apsaugos savanorių pajėgose yra buvęs. Nėra čia kažkokių namų darbų, kuriuos reikia pasidaryti. Tiesiog ateiti į kariuomenę ir pasimti viską, ką jinai duoda. Čia jūs kalbate apie pasiruošimą tarnybai. Taip. Aš kalbu, kai jau esi tarnyboje, kažkur, nežinau, eini kažkokią vietinę mokyklėlę, ten, karinę, ten kažką išmoksti, grįžti namo į kareivinės, darai namų darbus, gali papasakoti tą procesą, kaip atrodo karinis rengimas ir ką reikės mokytis. Vėlgi, tas karinis rengimas ten įvairūs. Rikiuotė, ginklai, šaudyba, topografija, ryšiai ir panašus dalykai. Tai vėlgi, mokytis paprastas dalykas. Klausaisi tą, ką pasako instruktorius, kadangi visi instruktoriai dirbantis mokomajame pulke yra patyrę, gauna kiekvienas šauktinis knygą, kurioje realiai yra visa informacija surašyta, ką mes mokom. Tai jeigu jam ta dalis paskaitos netrodė įdomi, ką mes pasakojom, jis tiesiog pasiema knygą ir tą pasiskaito, pasikartoja, o esant reikalui gali visą ateiti pas bet kurį instruktorių paklausti, jeigu jam iškilo kažkokių klausimų. Galim sakyti, kad mokslas iš principo yra tarnybos pagrindas vis tik tai. Turinys yra mokslas, teisingai? Faktas. Kuo tu geriau mokėsi, kuo pasieki geresnius rezultatus, atsiranda tam tikrų, kaip sakant, benefitų arba pliusų. Taip. O pavyzdžiui? Pavyzdžiui, jeigu matom, kad tavo mokymos rezultatai yra labai geri, mes išleidžiam šauktinį savaitgalį namo. Aha. Visi, manau, šauktiniai karts nuo karto nori grįžti namo. Taip. Ir pajusti namų dvasią. Gerai, o jeigu netokie geri, bet nori namo? Čia jau, kaip sakant, jų asmeninis reikalas yra vėlgi. Nes vėlgi, mes skatinam, kad jie mokytųsi, tobulėtų ir visą laiką į namus išleidžiam kurie geriausiai mokosi, tobulėja, elgiasi pavyzdingai, negauna kažkokių pastabų. Ne vėlgi, jeigu mes išleisim tą, kuris nesimoko, nesiekia ir yra nemotyvuotas, tai vėlgi, kaip tada atrodys prieš tą, kuris viskas stengiasi, daro, atrodys kažkaip nelabai sąžininga. Bet čia mes nekalbame apie kažkokias išimtis, nes taip bendraja prasme kariai važiuoja namo, teisingai. Faktas, nes tu iš principo stengiasi, visi čia normalūs, visi stengiasi įsisavinti ir nieko nesistengia prigauti pas mus, kad čia, tu kažko neišmokai, dabar nevažiuosi čia. Ne, viskas sakau, kariai važiuoja namo, pirmas jų važiavimas kaip tik yra ir po priesaikos ceremonijos, mes juos visus paleidžiam namo, o jau sekantis paleidimas namo jau priklauso viskas nuo jų. Okay. Tai gerai, tai reiškia dabar
kaip tas mokslas išsidėsto dienos ir tarnybos, jeigu galim papasakoti, nes jeigu mokslas yra tarnybos pagrindas, mes mokysimės ginti Lietuvą, grubiai tariant, 9 mėnesius, ne? Kaip jisai atrodo dienos, gerai, atsikeliu pusryčių, dar kažkas, kada prasideda tas mokslas ir kur jisai yra, klasėje, laukia, nu ta prasme, kaip tai atrodo? Vėlgi, visas mokslas priklauso nuo to, ko mes mokome. Jeigu mes mokom, tarkim, kažkokios topografijos pradmenų, tai viskas prasideda nuo klasės ir viskas jau baigėsi laukia, kuomet tu eini orientacinį žygį. Jeigu mes vėlgi mokom ginklų, vėlgi viskas prasideda nuo taktinių, techninių duomenų, viskas baigėsi laukia koviniais šaudymais. Vėlgi visą laiką yra tam tikra dalis teorijos, kurią mes turime išmokyti, bet dažniausiai visa teorija, nedažniausiai visada visa teorija baigėsi praktika, kuri faktas, kad vyksta laukia. Gerai. Kada pirmą nakvynę miške? Vėlgi viskas priklauso nuo loginio seklumo lentelės, tai dažniausiai apie 4-5 savaitę. Aha, 4-5 Nes vėlgi, pirmos nakvynės laukia reikia dar daug ko išmokti, kad tu galėtum tam laukia išgyventi, vėlgi pasistatyti palapinčiaus, mokėti orientuotis vietovė, ne, mokėti elgtis ginklų ir panašų dalykai. Tai vėlgi, nebūna taip, kad jie ateina, pabūna savaitę ir viskas. Valio, jis išmoko, tai einame mišką, ne. Kad jie išeitų į mišką, dar kito daug ko turi išmokti. Gerai. Galvoju, o koks ilgiausias periodas, kiek laiko miške nakvoja? Tai 2 naktys gaunasi, 2,5 dienos kažkur paskutinės lauko taktikos pratybos, tai 2 naktys. Bet čia kalbam apie 9 mėnesių paskutinės? Ne, čia mes kalbam apie bazinį karinį bazinį kursą. Iki priesakos jie miške nenakvos. Supratau. Tai priesaika yra po kiek ten, maždaug 3 savaitės? Grubiai 3 savaitės nuo atėjimo pradžios, tai per tas 3 savaitės, jeigu mes imam, tai iki prieskos jokio lauko, nes iki lauko, kaip ir sakiau, dar reikia pakankamai daug visko išmokti. Tai priesaika yra realiai bazinio kurso pirmas trečdalis vos negaunasi, taip, kažkas tokio? Taip. Ir po priesaikos važiuoja namo? Taip. Pirmą kartą? Pirmą kartą. Nu tai va, 3 savaitėm atsisveikinam, toks kaip atostogėlės nedidelės. Aš manau, čia labai geras laiko tarpas. Namiškiai pailsi nuo tavęs, tu pailsi nuo namiškių ir tas atsiranda toks pasilgimas, ne, kad tu grįžti namo ir va. Kietas jau su uniforma. Gerai, pabaigai. Porą tokių prizų tiem, kas dar su mumis ir klausosi. Gerai, žmogus motyvuotas, nori tarnauti. Nu, ką jam pasiruošti kariuomenėje? Nu, vis tiek kažką galiu pasiruošti, sako. Nu, ką man pasiruošti? Kas labiausiai galbūt aktualiausia tam žmogui, kuomet tu nori tarnauti kariuomenėje, galbūt fizinis pasirengimas. Vėlgi, kuo tu geriau esi pasirengęs fiziškai, tuo tu esi stipresnis psichologiškai. Nes paimkim paprastą pavyzdį, jeigu aš einu sėdės ant savęs kuprinę, nešuosi ginklą rankose ir aš nesu fiziškai pasiruošęs, aš netliksiu savo užduoties gerai, kadangi aš galvosiu ne apie savo stebėjimą sektoriaus, ne apie kolegą, kuris eina šalia, ar ne užduoties vykdymą, aš galvosiu kaip pailsėti. Jeigu aš esu gerai psichologiškai, fiziškai pasiruošęs, tai faktas, kad mano psichologinis pasirengimas bus žymiai didesnis. Aš tada galbūt koncentruosiuosi labiau į užduotį, o ne į tą laiką, kada aš galėsiu gauti poilsio. Ai, ne taip, kaip kad nesikoncentruosiu tai, kaip išgyventi man fizinį krūvį, bet dar ir užduotį, kurią turiu padaryti su to krūvį, teisingai. Nes kariuomenė nėra vien tik tai, kad tu turi nunešti kuprinę arba tu turi pernakvoti miške. Ne, tu turi laimėti prieš priešą mūšį. Nuėjimas iš taško A iki taško B nėra tik tais paprastas žygis. Ne, tu turi stebėti savo sektorių, stebėti savo kolegas ir atlikti tam tikras kitas užduotis. Okay. Nu ką, ir paskutinis turbūt. Galite iš praktikos, jūs instruktorium esat maždaug 10 metį. Taip. Ne? Jau esate tikrai ne vieną NPPKT laidą praleidęs. Ir galit pasakyti visiems iš praktikos, kokie kariai dažniausiai būna gerbiamiausi savo tarpe. Va gerbiamiausi kariai, kurie, tai nebūtinai turi būti kažkas, kuris geriausiai mokosi, bet va to kolektyvo tarpe, nes vis tiek mes kalbame apie kolektyvą. Ir kažkaip galvojam, kad turbūt didžiausias susirūpinimas jaunuoliams yra buvimas bendruomenėje, kadangi bendruomenės ko gero mažėja šitą mūsų dirbtinio intelekto amžiuje, smartphone amžiuje bendruomeniškumas mažėja, kaimyniškumas mažėja, saugi kaiminys jau niekas net nebežino, apie ką tai yra iš jaunesnių žmonių. Tai vat, koks tas receptas būti pripažintų ir gerbiamų savo kolegų, bendramžių, tokių pačių žmonių kaip tu? Nes visi nori būti pripažinti. Vėlgi, to kažkokio recepto, kaip būti gerbiamu, aš tikrai neišrasiu ir nesugalvosiu, bet vėlgi, jeigu tu darai viską gerai, stengiasi, esi motyvuotas, tai tą kolegos pastebi. Ir faktas tas, kad jeigu kolegos pastebi, kad esi motyvuotas, stengiasi viską atlikti gerai, jie irgi nenori nuo tavęs atsilikti, ne? Irgi stengiasi daryti tą patį. Tai tas tavo autoritetas, būtent tų šauktinių arba kolegų tarpe po truputį auga. Nes tikrai mano patirtis asmeninė rodė, kad grinai tie žmonės, kurie stengiasi, tobulėja, daro kažką gerai, tai faktas, kad jų ir autoritetas kolegų tarpe didėja.
O jeigu Jie draugeliui pritraukia nesiseka, arčiau, ne? arčiau savęs. Jeigu draugeliui nesiseka, aš matau, kad aš suspėsiu laiku, o draugeliui nesiseka, jis nespės, aš galėjom padėti, galimai būtų tada nespėsim. Kaip reikia daryti? Ar palikti įskesti, ar varyti pačiam? Aš manau, kad ir net susitikinęs, kad reikia kolegai padėti. Nes jeigu, pavyzdžiui, tu kolegai padėsi, kaip ir mes šnekėjome mane pradžioj, nėra kariuomeniai vieno žmogaus laiką dirba dviese, ne? Turim porą. Tai jeigu aš kolegai padėsiu, galbūt tas kolega padės ateiti ir man. O niekad nežinai, kaip pasisuks gyvenimas. Niekada negali žinot, kas bus po metų, po dienos ar po 5 dienų, nes vėlgi mes skatinam tą bendravimą, kad bendruomeniškumą, nedirbam vieni kariuomeniai, dirbam poroj, dirbam grandyje, dirbam skyriui, vėlgi nėra tokio individo, kur viską darau aš pats savo ir tik man. Ne, jeigu aš padėsiu kolegai, tą aš manau pastebės ir instruktorius, tą pastebės ir kolega, tą pastebės ir kiti kolegos ir aš už tai tikrai gausiu pliusų. Taip, galbūt mes abudu nespėsim, bet vėlgi, aš jau būsiu padaręs vieną gerą darbą, tai yra padėjęs kolegai lengviau įsivažiuoti būtent į tą karišką gyvenimą ar atlikti kažkokią užduotį. Ačiū Jums už pokalbį. Ačiū Jums.